Kartą šypsosi vaikas, fainai. Kur šiandien važiuosi? Ką? Šaunuolė. Dar tik nepamiršta galvą išplaut tau. Valgai. Važiuosi su tokia. Važiuosim šiandien pastovyklauti, ne? Taip. Va, kokia gražuolė tu. Nem. Gerai, eisim ruoštis, ne? Pasiruošęs? Taip? O tu? Ready. Ready, steady, go. Važiuojam pailsėt. Labą dieną, žiūrovai. Štai mes ir atvažiavom į savo poilsiavietę. Nuostabus namukas. Yra kur atsisėsti, pasėdėti. Čia va kepsimės šašlus ir dar ką nors. Malkyčių yra parūpinta. Parodysiu, kaip viduje atrodo. Taip. Užeinam. Va, čia jau iškart parašta vaikui kilimukas, židinukas, kad šilta būtų miegoti. Taip. Ten mamytė maitina vaiką, nefilmuosim. Tai va toks nedidelis namukas, tualetas, kriauklė, dušas. Visko, ko reikia, yra. Laukia geras oras. 12 laipsnių šilumos. Vežimėlis paruoštas vaikui. Ir važiuosim kažkur pasivaikščioti miškeliais. Nice. Tai taip pailsėsim. Tokia pirma išvyka su vaiku. Kažkur netoli visai. Čia nuo Vilniaus 50 km prie Kernavės. Tai va. Bus, manau, smagu. O dabar einam kurti šašlikinę ir ką nors pasikepsim. Jau kažkaip pasilgau kepimų. Tai atsinešiau savo šašlikinę. Nusipirkau naują tokią nedidelę mažytę kelionėm. Kad į kemperį tilptų. Pabandysiu joje išsikepti. Malkų yra. Galėsim pradėti. Palauksim, kol malka sudegs. Liks anglis ir tada eisim kepti. Kažkaip pilvas gurgia. 12 valanda dienos. Šeimininkas geriausia, ką pasakė, tai sako, rytoj išvažiuokit, kada norit. Laiko neskaičiuokit. Raktą paliksit ir galite tik į vakarą būti. Tai va. Varom, dar sugalvojom, kad reikia nuvažiuoti į parduotuvę. Nusipirkti alučio alkoholinio prie maisto. Tai važiuosiu kažkokią kaimo parduotuvytę. Pabandysiu nusipirkti. Gal turės. Arba ne. Žiūrėsim. Taip, nealkoholinio alaus nupirkta. Rankšluosčiai, viskas. Tokia parduotuvytė. Saulėtekis. Važiuojam baliavot. Pirmai trasai eis dešrelės, vištienos. Mes jas kaip nors taip supakuosim.
Taip. Pažiūrėsim, kaip čia užsidaro. Gerai. Bus liuks. Einam, pažiūrėsim, ar lauželis sudegė, bet jau čia dar nesudegė. Malkos didelės. Dar čia nieks nedega. Nors čia galima jau pavartyti ir bus gerai. Greit galima bus ir kepti. Kaip senai nefilmavau, tai nežinau, kaip čia gausis tas video. Einam, užeisim namukų. Paklausim komentarų. Ar patinka jum čia? Patinka? Gerai. O jum? Kaip sekas būt mama? Gerai sekasi. Taip, Gerai. tas gražus vaikas didelis. Nu, auga jau. Jau daugiau nei 1,5 metų. Praėjo. Ne vaikas? Taip. Labai mėgsta kameras. Susidomėjus. Susidomėjus Elsytė. Kepa. Dešrelės. Prasidėjo kepimo procesas. Kaip senai valgiama. Ant lauželio kažką pakepto. Šeimyna išeina pasivaikščiot. Užturėkęs. Ratas užsisukęs tas. A. Nu, jo. Ne, čia ratas užsisuko. Duok, palaikyk. Pala. Dabar atsuko? Nu taip. Labai didelis smėlis. Per paplūdimį nepavažiuotum. Gerai, nuvažiavo. Žiūrim, ar čia nedega. Ne, viskas gerai. Kepa. Nu ką, dešrelės pakepė. Galėsim sėstis prie stalo ir valgyti. Skanaus mums. Valgyt paruošta. Garsiai negalim šnekėti, nes vaikas miega. Rasa fotkina maistą. Kaip įvairias spalvė atrodo. Ne? Dar kepa vištelė. Šiandien kaip šefas jaučiuos. Kepa antrą partiją. Vištytę. Dešrelių pavalgėm, buvo labai skanu. Ačiū visiems, kas palaikė ir žiūrėjo. Tai dabar valgysim vištienos šlaunelės išrimi. Testuosim, kaip sekėsi ir ar buvo skanu. Tai jau dabar po 3. Saulė dar šviečia, plieskia. Šilta, tik tai vėjas didelis, visas pušis linksta. Groja. Tai va, kaip čia mūsų mėsytė. Gerai kepa, gerai. Koks prūdelis su liepteliu. Kas čia vežimėlį stumdo? Kas čia stumdo vežimėlį? Kokios supynės. Doma atlaikys mane. Aišku. Nu tai pažiūrėsim. O, atlaiko. Puikiai.
Einam mes takeliu. Fainas takelis. Pasivaikščiam, daug nuėjom. Ir tu Elsite pasivaikščiai su savo vežimėliu. Taip. Taip. Mamytė ateina į lovą. Atrapoja. Atrapoja. Mamytė pasilgo kelionių. Ko? Kelionę pasilgai Pasilgau, aišku. su kemperiu. Su kemperiu. Dabar ne su kemperiu. Dabar tai ne. Kužiu. Kužiu nusisuko. Nedavė pabučiuoti. Nuo mamytės. Va. Taip. Kalbi. Ruošiamės miegų jau. Rasa valgo, užsisuko. Tai parodyk, ką darai vakare žmonėm. Ne. Kodėl? Kaip ziaumoji. Nieko nevalgau. Gerai, galima. Dar ne. Pas mus miegas prasideda 7:30. Bet čia tik vaikas turi miegoti tokiu laiku. O mes, kadangi esam solidarūs vaikui, tai einam panašiai į lovą. Solidarūs. Neturim pasirinkimo. Nu, čia Rasa su vaiku miegos. Čia aš. Taip. Taip. Pasakyk, Ana. O, davė žodį. Pasakyk, Ana. Per daug galios. Nu. Ne, šitai burną negalima dėti, čia mikrofonas. Eik tu savo, davė, pagaliau tiek laiko žiūrėjai. Ir davė dabar tau jį turėt. Nepragaut negalima. Labas rytas, vaikas. Kiek dabar 8 ryto jau? Atsikėlis jau, ne? Žaksi. Patinka tau, kai kažkas mirksė, ne? Taip. Čiuliukas čia. Nedėk mikrofoną, nedėk. O, pažiūrė. Aš matau. Taip, iš pačią rytą jau valgo. Žiūrim, kas laukia gero. Šalta dar. Šalta.
O, mes vieni čia. Paukščiukai čiulba, tik tai valgysim pusryčius, o pusryčiam pas mus vištiena kepta ant laužo. Tikras bus skanu. Oi, naktis buvo gera, nebuvo nei per šalta, nei per karšta. Pasikūrenom židinį, pamiegojom. Visai normaliai. Viskas, vakar liko tuščios lėkštės. Vaikas ir Tuščias vaikas. Rasa valgo. Ruošimės namo važiuoti. Užtenka čia baliavot ir valgyt. Nu, vaikas. Kraunamės daiktus ir važiuosim namuku. Baigėsi mūsų savaitgalis. Visai gerai pailsėjom. Pabuvom gamtoje. Tokiam namukė. Tai visai patiko. Tai reikia dabar susinešiot viską. Ir mausim atgal į Vilnių. Tai prasitestavom, kaip čia sakėsi su vaiku, tai visai gerai. Vaikas ramus, mes ramus. Tai beliko tik tai, kada išbandyti ilgesnės kelionės ir su kemperiu. Kemperis šiuo metu kol kas tvarkomas. Dedam naujas baterijas. Oi. Life Pocket turi. Tai žiūrėsim, kaip seksis. Parodysim ir jums. Papasakosim, kiek kainavo.